Mano rytas šiandien prasidėjo labai prastai. Namie pasibėgė kava. Tiesiog noriu puodelio kavos anksti ryte tam, kad diena prasidėtų. Na jau reikia centų. Atsiprašau, ar galima vieną juodą puodelį kavos? Nors žinot ką? Palaukit, persigalvau, nereikia. Taigi yra Jolanta. Važiuojam. Ten tai bus skaniausia kava. Tai gerai, kad prisiminiau Jolantą. Nes tie tokie rytai, kai atsikeli, eini darytis puodelio kavos, o kavos namie nėra, iš tikrųjų kartais pagadina ir visą dieną. Žinau, kad Jolanta gyvena kažkur labai gražioj vietoj ir dar žinau, kad Jolanta yra tikra kavos ekspertė. Tai yra tas žmogus, kuris padeda kavos mėgėjam išgelbėti jų dieną. Šiandieną esu svečiuose pas Jolantą, Coffee Ring įmonės įkūrėją, kavos ekspertę, lektorę ir kalbėsimės apie tai, kągi reikia padaryti, kad kavos namuose niekada nepritrūktų. Žinai, Jolanta, kaip tik šį rytą man taip ir nutiko. Atsikėliau ryte, skubėjau virtuvę pasidaryti kavos, nes tai yra mano ryto ritualas. Ir prisiminiau, kad vakar nenupirkau kavos. Ir tada kažkaip, žinai, sutapimų nebūna. Šį rytą planavau važiuoti pas tave, kalbėtis apie kavą. Tai kažkaip tai ir nuotaika pakilo, kad žinau, kad diena neprarasta, šiandien tikrai turėsiu daug geros kavos. Tai Jolanta, susipažinkim. Mes jau pažįstamos, susipažinkim su mūsų žiūrovais, ne? Esi Coffee Ring įmonės įkūrėja. Taip, kavos ekspertė ir iš didžiosios raidės, nepabijosiu to. Ir vedi mokymus apie kavą. Ar galėtum tu plačiau papasakoti, kodėl apskritai kava? Kodėl tokią sritį pasirinkai? Iš tikrųjų, Raimonda, pasakysiu taip. Pas mane namuose spintelė visada pilna. Tai kavos pas mane tikrai rasi ir rasi įvairių rūšių. Kodėl kava? Todėl, kad kava tai nėra tik tai juodas skystis puodelyje. Tai socialinis reiškinys. Kavos pasaulis mane domino jau labai seniai. Man visada buvo įdomu sužinoti, kodėl šita, o ne kita. Na štai taip ir gimė projektas Coffee Ring, kurį plėtoju ne taip labai ir seniai, bet kuriuo tikiu iš visos širdies. Ir man labai džiugu, kad šitos kavos gali paragauti vis daugiau ir daugiau žmonių. Super. Žinai, tavo tikėjimas kava, tavo pasakojimą apie kavą, edukacijos, iš tikrųjų leidžia pamatyti ir suprasti, kad tas juodas skystis tai nėra tik skystis, kad tai yra daug daugiau, ko mes kiekvieną dieną jį gerdami galbūt net netkreipiame dėmesio, ne? Minėjai, kad ne taip ir senai vystai savo veiklą, sakyk, kiek maždaug laiko jau? Iš tikrųjų, jeigu pasakyčiau taip realiai, tai turbūt daug kas nustebtų, nes daug kas klausia mane šito klausimu. Mano įmonei ir mano prekiniam ženklui Coffee Ring 4 mėnesiai. 4 mėnesiai? Taip, tai yra labai šviežias projektas, tačiau turbūt taip, kaip aš tikiu, taip, kaip aš einu ir su kokia žinute einu į visuomenę ir į savo klientą, daugam atrodo, kad tai dirbu su kava greičiausiai kokius 10 metų kaip minimum, ar ne? Bet tu ir dirbi su kava 10 metų, daugiau? Taip, realiai kavos pasaulyje aš nesu naujokė, bet savo asmeniškai ir su savo prekiniu ženklu aš dirbu 4 mėnesius. Taip. Viskas vyko labai greitai, viskas vyko labai staiga. Projektas įsisuko per 2 savaitės. Per 2 savaitės? Taip. Tai nuo prekinio ženklo įkūrimo, logotipo, iki pakuotės, iki pačio gamintojo, kuris man asmeniškai mano parinktą kavą skrudins skrudykloje čia Lietuvoje. Geras. Prieš tai tu dirbai kažkokiose kitose įmonėse, kurios lygiai taip pat atstovauja kavą, ar ne? Kaip kilo idėja, kad reikia daryti savo? Viskas gimė turbūt labai natūraliai. Atsitiko gyvenimas. Mano įmonė, kurioje dirbau, užsidarė.
Vilniaus filialas. Menu kaip šiandien, jeigu galima tai pasakyti, mano 2 geri kolegos, 2 dideli vyrai atsisėdo šalia manęs ir sako, tai ne problema, tu kuri savo. O, galvoju, ką savo? Ką savo? Verslą savo. Kava, tu esi žmogus, kuris gyvena tuo, kuris tiki tai, ką daro ir tiki tuo, ką gali pasakyti žmogui, ar ne? Tu privalai būti šioje rinkoje ir skleisti žinią apie kavą. To, ko galbūt mūsų rinkoje trūksta, tai būtent edukacijos ir būtent tos filosofijos apie kavą. Kas tai yra kava? Ar tai yra tik tai juodas skystis? Jolanta, tu toks labai geras pavyzdys, kad kai tiki tuom, ką darai, ne, kai tiki savo produktu, tai nėra nei pačio tinkamiausio laiko ar pačių geriausio aplinkybių, tiesiog imi darai ir pasidaro. Taip, visiškai teisingai. Imi ir darai. Arba dabar darai, arba nedarai niekada. Tai turbūt čia ir yra to galbūt žmogaus avantūra, verslininko, jeigu galima taip įsireikšti, žinai. Turbūt tu tiki tuo, ką darai, nes kitu atveju tu nedarytum, ar ne? Tai vad greičiausiai čia ir yra, kad pasitikėjimas, tikėjimas ir jeigu tiki tuo, ką darai, viskas pavyksta. Man vienas kolega labai tokią pastabą pasakė. Žinai, sako, per 4 mėnesius kiti dar tik tai pradeda kurti logotipą, ieškoti tiekėjų, galvoti, kaip atrodys jų pakuotė, į kurią pusę eis, kas jų tikslinis klientas ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Tai yra tie patys pirmi žingsniai versle. Aš tarsi tą lyg ir prašokau. Mano pakuotė gimė per 2 savaitės, prekinis ženklas gimė labai greitai, tiekėją atsirinkau irgi, kaip žinodama, kad turi būti šitas. Tai vyko taip greitai, bet negaliu pasakyti, kad kartu ir lengvai tos 2 savaitės prabėgo. Turbūt miegojau su kava, miegojau su pavadinimu, iš tikrųjų prekinio ženklo pavadinimas iš pradžių buvo visai kitoks ir aš jau gyvenau su juo ir juo be galo tikėjau, sužinant, pasirodo, kad dar yra tokie dalykai kaip prekinio ženklo registravimas, pasirodo, kad jis jau yra toksai registruotas, ar ne? Ir tada tu turi per labai trumpą laiką sugalvoti naują, kuris tau neprilimpa prie tavęs ir atrodo, su tavim nieko bendro neturi. Bet turbūt dėka žmonių, kurie buvo aplinkui mane, man viskas vyko daug paprasčiau ir lengviau. Labai svarbu, kad aplink tave būtų žmonės, kurie tave palaiko, o ne tau sako, kad nepradėk, žinok, ir Petras darė, jam neišėjo, kas ten tavo tie klientai bus, kavą visi perka ir visi daro. Parduotuviai pigiau, nu nesąmonė, kam čia tau to reikia, neturėsi stabilių pajamų, ar ne? Bet tada supranti vieną dalyką. Jeigu nepabandysiu dabar, nepabandysiu niekada. Turbūt tas yra labai svarbu. Noriu, kai man bus 50, mano jubiliejus, galėčiau pasakyti, kad padariau faktiškai viską, apie ką svajojau. Verslas buvo mano svajonė. Visada buvo, tik tai galvojau, koks tai galėtų būti, ar ne? Tai galiu dabar drąsiai pasakyti ir turbūt 38 gimtadienio progą savo drąsiai pasakiau, kad aš esu laiminga. Aš esu laiminga, aš turiu viską, apie ką svajojau, turiu iššūkių, bet nenuleidžiu rankų, su jais einu į priekį, nes tik iššūkiai mus turbūt augina. Esam tai, kuo esam ir vienaip ar kitaip, vienu ar kitų tikslų sąmoningai mes jų siekiam. Nebereikalingai kava atsirado mano gyvenime ir nebereikalingai verslas gimė iš kavos, nes aš tikiu tuo, ką darau ir noriu, kad tą turėtų ir kiti žmonės. Ir susidursiu aš su problemom ir tiem skeptikam noriu pasakyti, kad tikrai su viskuo susitvarkysiu, tik tai svarbu nenuleisti rankų. Žinai, kava toksai produktas, kur arba tu mėgsti arba nemėgsti ir žmonės renkasi mėgti arba nemėgti. Kiti sako, kava tai yra priklausomybė, kažkoks blogis ir čia negalima, treti sako, kad kava yra gėris ir sveikata ir panašiai. Kada tu pati kaip kavos ekspertė, mūsų žiūrovams, kada tu rekomenduoji gerti kavą ir kada rekomenduoji nevartoti kavos? Gerti kavą tik ryte,
pradžioj puodelis kavos tik ryte ir būtinai 5 minutės savo. 5 minutės savo. Būtent pabūti su savimi. Nerekomenduoju gerti kavos prieš seksą. Kodėl? Kodėl? Jaudulys, širdelė daužos, plaka, kava turi tokį poveikį tonizuoti ir paskatinti širdies darbą. Bijau, kad galbūt net laikysite viso seanso, tad rekomenduočiau kavą gerti Tarp seansų. gal tarp, jeigu norėtumėt ilgo procesą, tuomet taip. Tai vat. Aš kai tavęs klausau, kai tu pasakoji man apie kavos aromatus, poskonius ir visą kitą, tai yra, ta prasme, aš gyvenime net uostydama kavą viena, aš nesu ekspertė nei kavos, nei kvapų, ar ne? O patapsi. Ir kai uostai kavą ir šalia Jolanta kalba, žinokit, tai, ta prasme, jauti ir tą datulę, ir tą šokoladą. Matai, aš manau, Jolanta, kad gal šiandieną mes jau ir į pabaigą, ar ne, nes aš pabaigiau savo kavą, aš tikrai labai noriu dar kartelį tų 5 arba jeigu sudėsim 2, ne 10 minučių kartu, pasimėgauti toliau tą kavą ir pratęsti pokalbį prie kavos aparato, ar ne, kur tu... Aš dar tik tai noriu tokį mažą akcentuką uždėti, aš pirmą kartą išgirdau apie kavos prenumeratą į namus, tai šiandien, ne, mes tą sutartį pasirašom, kad man daugiau neištiktų tie priepoliai panikos, kad mano diena prasideda ne taip, kaip kiekvieną kartą. Aš noriu kavos į namus reguliariai, kad jinai niekada nesibaigtų ir kad jinai būtų ta, kur aš žinau, ką aš dedu į savo organizmą, kur aš žinau, ką galima gerti ir kada galima gerti ir kad tas aromatas ryte žadintų, duotų man tą laiką 5 minutės savo